Sveiki, automoto fanai, šiandien pas mus apžvalgoja naujausias Subaru Foresteris, paskutinis kartos, tik atkeliavęs į Vilnių. Išbandysim, pažiūrėsim, kas čia per monstras, kaip jis važiuoja, kokie jausmai. Aš pats vairuoju Subaru prieš paskutinės kartos, tai man bus labai lengva palyginti, tikrai išsakysiu savo nuomonę, parodysiu skirtumus. Tai ką, važiuojam. Paskutinis kartos Subaru labai atsinaujinė, ir eksterjeras, ir interjeras, tai jo išvaizda kardinaliai pasikeitė. Nors platforma čia ta pati, kaip ir praeitos kartos, bet kaip matot, priekiniai žibintai, grotelės, formos visiškai kitokios. Man čia kažkiek panašu į RAV4 modelį, kas turbūt nebūtų keista, nes Toyota kažkiek tai turi akcijų nupirkęs Subaru, tai turbūt dalinasi mazgais. Žibintai LED. Ir besisukantis. Tai reiškia, jeigu mes sukamės į kairę, sukam vairą į kairę arba į dešinę, tai šitas žibintas irgi suksis. Aišku, tolimus, artimus šviesus bus automatinis. Iš šono formas beveik nepasikeitė, jis tapo trupučiuką, man rodos, ilgesnis. Aišku, arkų formos kitokios, mes matom tokie kaip sportiniai angai, sportiniai gal brožai, aš nepasakyčiau, kad čia sportinis automobilis, komplektacija e-boxer, 2 litrų variklis, šiaip kaip ir praeitos kartos variklis, bet apie tai vėliau. Pati platforma ta pati, tai atstumas tarp ratų, bendrai, kaip jis važiuoja, turėtų važiuoti standartiškai kaip ir praeitos kartos, bet reikia tai išbandyti, aišku. Grįžtant prie korpuso, daug plastikos elementų, kurie apsaugo patį korpusą. Atkreipiam dėmesį į durelio uždarimo atidarimo kokybę. Šiaip palyginus su praeitą kartą, mano nuomonė, kad bendrai automobilio kokybė premium atžvilgiu, kaip jis toks tampa labiau luxury, pagerėjo. Tai jo premium jausmas tapo ryškesnis. Ir galinės, ir priekinės durelės užsidaro, atsidaro labai lengvai. Na ir garsas padorus. Einam pažiūrim, ką mes turim bagažinėje. Tai koks funkcionalumas prieš atidarant bagažinę. Gale lediniai žibintai, jo šitų bumerangų nėra. Standartinės formos, simetrika lavada, 4 varomųjų ratų sistema. Ir bagažinę dabar galima atidaryti kojos mastu. Anksčiau to nebuvo. Automatinė, aišku, čia yra touring versija, maksimali. Bagažinės turis nepasikeitė. Galinės sėdynės galima nuleisti ir iš bagažinės. Dėl to, kad čia maksimaliai komplektacija, tai turim premium garsų sistemą, Harman Kardon, kilimėlį. Atsarginių ratų čia nėra, dėl to, kad čia yra mild hybridas. Ten mes matom bateriją. Čia. Šitas daiktas yra, ten bus baterija. Labai faina, kad turim kilimėlį, tai čiagi Foresteris. Kažką įmetė, purvas, iškratai, važiuoja toliau. Užuolaidėlė. Na ir užsidarom bagažinę mygtukus paspaudimu. Arba iš pultelio. Pultelis šiaip nepasikeitė. Toks pat, kaip ir buvo anksčiau. Chromo elementų bendrai čia mažiau. Kur aš matau chromą, tai duslintuvas, kažkiek chromuotas. Man atrodo fainai, ne per daug, ne per mažai. Grįžtam į saloną. Ar aš galiu atsisėsti pats už save? Tai priekyje sėdynė sukonfigūruota labai komfortiškai man. Aš 1,85 m, bandom žiūrim. Wow, va taip aš atrodau gale. Vietos man labai daug. Taip, ir aš sėdžiu net tokiam, žinot, kaip būna
Coliseum stiliumi, kur galinės sėdynės trupučiuką aukščiau negu priekinės. Tai matomumas labai fainas, turim stoglangį, aišku, jis ne automatinis. Reikia ranką uždaryti ir atidaryti. Atkreipkite dar dėmesį šitą elementą. Tikrai nėra daug mašinų, kur jį pamatysit. Atrodo, kas čia per ranka, kas čia per nesąmonė. Ir atkreipkite dėmesį į šitą elementą. Tai čia yra konstrukcijos stiprinimo elementas, jeigu koks nors įvykis, kad automobilis turėtų stipresnę konstrukciją. Bendrai Subaru pagerino korpuso stiprumą apie 10%. Tai jis dabar dar saugesnis negu praeitos kartos Subaru. Jeigu norim nulenkti sėdynės arba jas sureguliuoti, tai čia yra toks kaip ir virvutė. Galima ją patempti ir kampą reguliuoti sėdynį. Kaip matote. Turime dar porankį, bet standartinis, paprastas, kokybiškas, faina. Bendrai, ką aš pastebėjau, kai atsisėdau gale, palyginus su prieš tai einantį modelį, tai labai pagerėjo komfortas. Vat būtent sėdinių, kai tu atsisėdi, iškart komfortiškiau. Šitas automobilis bendrai Subaru padarė taip, kad jis orientuotas į komfortą, labiau negu praeitos kartos. Jo, turim simetrinę 4 varomųjų ratų sistemą, viskas lieka kaip ir pas Subaru, bet pažiūrėkit, net ir durelio kokybė. Kaip atrodo durelio kokybė? Kitokas plastikas čia, bet žiūrėkit, toks kaip, nežinau, čia kaip odos toks elementas, zamšas, verstauda, kažkiek minkštos rankinėlės, čia buteliams. Matosi, kad kokybė geresnė. Einam pažiūrim, kas mūsų laukia priekyje. Vairuotojo sėdynė. Priekyje kokybė dar geresnė, tai plastikas čia jau minkštas, odos elementai, minkšta rankinėlė, verstauda, na ir kažkaip tokio blizgaus plastiko. Turim atminties funkcijų, kamera, kuri tave stebi, irgi pagal tai gali sukonfigūruoti tau ir veidrodėlius, ir sėdynę, bet palyginam su senesniu Foresteriu. Kas pasikeitė? Matomumas išliko, Foresteris visada pažymėjo, čia vienas iš geriausių matomumų savo klasė, bendrai ką tu matai, kiek čia stiklo, kaip viskas atrodo, ir kaip tu matai kelią, tai patiks ir tokio ūgio žmonėms kaip man, ir žemesnio ūgio žmonėms. Vairas tapo minkštesnis, iškart tai pastebėjau, tik pradėjau vairuoti, vairas minkštesnis, turi šildymą, bendrai sėdynės tapo irgi komfortiškesnis, palaikymas iš šonų ryškesnis ir pati kokybė tų sėdinių irgi yra tokių verstos odos elementai, oda ir tas minkštumas, komfortas iškart jaučiasi, kad jis daug komfortiškesnis ir jausmas tų sėdinių, kad jis tampa labiau premium. Subaru e-boxer variklis, pažiūrėkit, kaip žemai jis įstovi automobilį. Nes čia yra bokserio sistema. Čia nestandartinis 4 cilindrų variklis. Na ir mild hybridas. Ką prarado šitas Foreris palyginus su senesniu? Jis tapo 10 kW silpnesnis, bet įdomu, ar mes tai pajusim. Nes iš tikro tai nėra labai daug. Nors aš skaičiu galvoju, va, ten 10 apie 11 arklių galių prarado, turbūt važiuos labai lėtai. Iš tikrųjų jo, čia nėra sportinė mašina. Dėl to Subaru akcentuoja, kad tai bekelės mašina, šeimos automobilis, patikimas ir jis važiuoja komfortiškai. Va dabar šitas modelis, kaip akcentuoja Subaru, tapo ir garso izoliacija geresnė ir jis važiuoja minkščiau, komfortiškiau, tai vertinsi, kai mes jį vairuosim. O grįžtant prie variklio, kaip ir sakiau, labai žemai stovi pats variklis, viskas labai gerai prieinama, jeigu kokie remonto darbai ateityje, tai manau, jokių problemų čia neturi būti. Ir kiek dar žinau, šito variklio patikimumas dar pagerėjo. Tai galite, aišku, paskaityti, daug yra nuomonių, bet bendrai Subaru girdi savo klientus. Šito variklio, pakartosiu, patikimumas dar geresnis negu praeitos kartos. Tai ką, metas į kelionę.
pavažinėsim, pažiūrėsim kaip jis keli. Starlink, didelis ekranas, va čia iškart. Kas pasikeitė viduje, salone. Tai kažkiek tai prietaisų skydelis, bet formos, tas mažiukas ekranas per vidurį, viskas lieka tas pats. Tai čia labiau tokia klasika jau. Bet visiškai pasikeitė toksai Outback stiliaus dabar yra multimedija. Kažkam gali patikti, kažkam nepatikti. Iš tikro, man ir praeita multimedija neerzino. Jokių ten kitų problemų su ją nebuvo, nei jinai lagina, nei ką. Aišku, vaizdas čia daug gražesnis, didesnis, bet daug yra touchscreen'o. Vat, pavyzdžiui, jeigu mes norim išnaudoti X-Mode, tai yra bekelės režimas, vienas iš geriausių šiaip rinkoje. Galima su Audi Quattro kažką tai lyginti, bet iš tikrųjų čia vienas iš geriausių. Tai turim ir Snow, ir Deep Snow, automatiškai viską kontroliuoja, išjungia ESP, ar įjungia ten nuokalnės pagalba, nusileidant įjungia, atjungia. Viskas automatizuota. Tai labai faina, kai jūs važiuojat, kažkur reikia nuvažiuoti, paspaudžiat, ten, pavyzdžiui, bekelę, paspaudžiat, automobilis galvoja už jūs, gazą spaudžiat, važiuojat, pravažiuojat. Va, tai multimedija, grįžtam prie jo, daug turi touchscreen'ų. Aišku, temperatūrą galima valdyti va, ir su mygtukais, šildymas, sėdinių šildymą irgi galima valdyti su mygtukais, ne su mygtukais jau touchscreen, auto holdas. Na ir kaip ir standartinė multimedija, aišku, bet jinai jau daug didesnė, jeigu lyginam su Foresteriu. Turim geresnę kamerą, 3D, jau kaip matot, jau kamera tokia 3D gaunasi. Va, iš visų šonų matosi. Ar to reikia? Na, man asmeniškai tai kaip žaisliukas, bet aišku, jeigu žmogus važiuoja, neturi gal daug patirties, ar bendrai nori daugiau matyti, kas darosi aplink, na, tai aišku, tokia kamera tikrai praverčia. Jeigu mes žiūrim atbulinę kamerą, iš tikrųjų, net mažesnė kažkiek atrodo, bet pas Subaru, iškart pasakysiu, yra labai tiksliai rodoma važiavimo kryptis. Vat jeigu jūs atbulą varot, nu, pavyzdžiui, labai tiksliai rodo, jeigu stovės čia porą mašinų, tai įvažiuosit centimetrų atstumų. Va čia yra didelis pliusas. Aišku, ir iš šono, matot, iš viršaus atrodo tokia 360 laipsnių kampų kamera, kur matosi visas kampas, kaip jūs važiuosite. Bevelės įkrovimas. Jau turim Type-C USB, standartinis USB, puodelių laikikliai, 12 voltų rozetė. Dar čia vieta telefonui. Kameros. Galim perjungti. Daiktadėžė nėra labai didelė. Įdomi apdaila čia, tokia kaip rombai, kaip medžiaga, labai fainai. Prabangiai atrodanti, minkštas plastikas, pusiau minkštas, minkštas, juodos lubos. Na ir stogdangis užsidaro, atsidaro ranka. LED žibintai, akiniams, monochrominis veidrodis. Gerai, tai manau, metas įvertinti, kaip važiuoja Subaru, koks variklis ir bendrai, kas čia darosi ir kokios kuro sąnaudos. Tai, kaip ir sakiau, čia yra mild hybridas, kuris moka kažkiek važiuoti elektra. Pirmas įspūdis, palyginus su senesniu Foresteriu, daug geresnė pakaba. Jinai ne taip, kad ten kokybiškesnė, bet jinai daug minkštesnė. Tai pagal savo klasę, ten iki kem tūkstančių kainuojančius automobilius, aš manau, dabar Subaru Foresteris bus kaip lyderis. Vat žiūrėkit, kaip jis minkštai važiuoja. Tuoj važiuosim dar kartą, apsisuksim. Na, čia ne žvirklis, aišku, bet toks nelygus kelias, kaip matot. Pabandysiu jums perduoti tą jausmą. Na va, pavyzdžiui, įvažiuojama, ne? Kaip jis minkštai, wow. Jis nesijaučia, tarsi, nežinau, čia kokia hidro pakaba. Nors jinai paprasta, aišku, bet jausmas labai komfortiškas. Vat būtent tai komforto retoda pakaba yra top savo klasė. Galima ginčytis dėl išvaizdos, dėl ten salono, bet dėl pakabos, aš manau, Subaru, na, klausimas, ar turi konkurentų. Bet tikrai klausimas.
Tai atkreipkite dėmesį. Tai. Na ką, pažiūrim variklį, nors jis ir silpnesnis, kaip ir sakiau, apie 11 arklių galių mažiau. Bet ką aš pastebėjau, Subaru su šito varikliu orientuojasi į komfortišką važiavimą. Jis nėra bolidas, sportinis automobilis, kažkur 12 sekundžių iki 100 km, bet jūs to nejusite. Tikrai nepajusite, kad jis yra labai lėtas, jeigu jūs važiuojat su šeima, kaip naudojate kaip šeimos automobilį Vilniaus mieste, bet kokiam mieste, kur ten greičiai ribojame iki 70, 50, jūs tai nejusite labai stipriai, kad jis yra lėtas. Vat mes norim, pavyzdžiui, įsibėgėti. Važiuojam, va dabar bandom, ne? Vat. Pavyzdžiui, mes čia stovim, norim pajudėti greičiau. Ar yra? Va, mes kiam važiuojam jau čia. Piam, kiek čia galima. Piam. Na, nėra kažkokio erzinančio dalykų, kad jis labai jau lėtas. Va, tai neapsigaukite dėl tų visų skaičių, nes čia nėra turbinos, tai yra atmosferinis variklis, jis iškart sukasi ir nėra jokio turbolago, dėl to tas, va, žinot, būna pas automobilius, kai su turbina važiuojam, tai tu paspaudi gazą, kol išsisuka turbina ir jis pradeda tik važiuoti. Tai nieks neskaičiuoja to laiko, žinai, kad va, ten 1 sekundė praeina, kol automobilis įsisuka. Tai pas Subaru šito lago nėra, jūs paspaudžiat, jis iškart važiuoja. Galima net įjungti, vat matot, yra S režimas, tai jis tampa dar aštresnis. Iškart jis laikys aukštesnės apsukas ir bus dar aštresnė reakcija, akceleracija į visą vairavimą. Va. Man iškart jis greičiau važiuoja. Bet ar to reikia mieste? Ne. Man to nereikia, man užtenka ir intelligence režimo, kur galima važiuoti protingai ir su protingais greičiais. Bendrai, ką dar galiu pasakyti apie variklį, Subaru pasistengia maksimaliai sutaupyti kūrą bevažiuojant. Tikrai pastebėjau, kad aš dabar važiuoju, man rodo 9,7. Aš manau, jeigu aš važiuočiau su senesniu Subaru, man kokia pusę litro būtų daugiau. Bet mano čia yra tik pastebėjimas, aišku, reikia bandyti gal ilgesnę kelionę, bet kol kas va 9,8, man jausmas, kad jie kažkaip tai perkonfiguravo variklio programą, nors variklis tas pats. Hibridinė sistema ta pati, bet jie kažką tai čia padarė, kad variklis važiuoja ekonomiškiau. Tai kokio, sakau, pusę litro, o dabar aš atvažiavau čia per centrą, per miestą, iš auto erdvės salono, čia yra Hondos salonos, ir kiek aš ten, gal kokie 3-5 kilometrai man gavosi per kamščius iš ryto, va, ten apie 9 valandą, tai man rodė 9,5 kuro sąnaudos. Pagerėjo garso izoliacija, tikrai tai jaučiu, nes, kaip ir sakiau, važinėsiu senesnių Foresterių, garso izoliacija geresnė. Nepasakyčiau, kad super geresnė, bet jausmas, kad mažiau yra pašalinių garsų, tai tikrai. Pasakysiu apie vieną erzinantį dalyką, vat kaip matot, yra toks pipsėjimas, tie garsai, kurie atsiranda. Aišku, Subaru, palyginus, kas dabar darosi rinkoje, kur tu važiuoji, pavyzdžiui, PEM ir biški viršį greitį, ten PEM1 pas tą mašiną pradeda vos ne groti visą muziką, karuselę čia suktis, mirksėti, kad ką tu čia darai, 1 km viršį greitį. Tai pas Subaru ta sistema nėra erzinanti. Wow, pravažiavau dabar gulinti policininką, na super mištai. Tai va, tai pas Subaru ta sistema nėra erzinanti, bet jinai vis tien pipsi. Pas senesnį modelį asmetas pipsėjimas buvo iš minimalus, tu net nepastebi. Tai jeigu miestas tu važiuoji ten PEM2, tai tu važiuoji ir net nepastebi, kad ten PEM2. Nes iš tikro, kai jūs važiuojat su automobiliu ten PEM5, kažkur PEM4, tai automobilis iš tikro rieda apie PEM km per valandą greičiu. Galit pamatuoti, tikrai to įsitikėsite. Na, bet kaip aš kaifuoju nuo tos pakabos, žinot, top klasė. Nu, va, ir sėdynės, ir pakaba, kaip tas visas smūgis, vat kelionė, kelias, ratai, kaip perduoda, na, pasakiškai. Čia taip padirbėjo Subaru. Na va, pajudėjom greičiau, miesto greičiai, tai ar jis lėtas, ar jis negali važiuoti kažkaip lėtai, kaip daugelis šneka. Na ne, nėra to jausmo, kad jis yra lėtas.
Galbūt, jeigu mes matuosim 0-100, ten lyginsim su kokiais turbo varikliais, ten 2 litrų, jo, jis gal atrodys lėtas, bet kiek jūs mieste spaudžiat gazas dugnas, kad ten automobilis ir būtent nuo 0 iki 100 įsibėgėtų ir taip matuojat ten. Ar 10 sekundžių, ar ten 9, ar 11. Na, labai nedaug. Tai jeigu jūs perkat šitą automobilį kaip automobilį šeimai, komfortišką, kuris būtų patikimas, bekelė važiuotų, bendrai toks geras vaibas jame, tai šitas automobilis puikiai tinka. Vat žmogui, kuris nenori kažkur ten jau skubėti įrodinėti, kad ten automobilis pas jį ten 8,1 iki 100, arba ten 7,5, arba 5 sekundės. Jeigu jau tas amžius praėjo ir norit važiuoti komfortiškai, tai galite rinktis Subaru Forester. Koks dar pliusas, kurį mažai kas mini, tai Subaru turi labai fainą kondicionavimo sistemą, automatinį, tai čia klimato kontrolė. Absoliučiai nerasoja automobilis, kaip gale, taip ir priekiai, net ir žiemą. Jokio rasavimo, greitai šyla. Vat, jie labai tą rekuperacinę sistemą sukonfiguravo gerai. Žinot, norisi atsisėsti automobilį, paspaust 20, pavyzdžiui, laipsnių temperatūrą ir nesiparinti. Kad automobilis nebūtų, kad pusė langų užrasuota, čia užrasuota, matai tik dalį. Tokių bairių su Subaru nebus. Visos saugumo funkcijos čia yra. iSign sistema, top rinkoje. 3 kameros, stebi kelią, stabdo, mato, jau kažkas pėstysis išbėga, sustabdo, ekstra atveju saugumas, tai liuks. Turim didžiulį stoglangį. Nors jis nėra labai didelis, bet jis fainas toks. Čia labiau gal skirtas tiems, kurie važiuos gale, nors ir šviesaus kažkiek gauna ir čia. Įsibėgėjimą matuoti, kažką tai įrodinėti, aš nematau tikslo, nes, kaip ir pasikartosiu, automobilis skirtas komfortiškam važiavimui, bekelės režimui, net ir žiemą, net ir pavasarį, kažkur į mišką, iš kiemų išvažiuoti, jeigu užmiestį gyvenat, įjungiat Drive Mode, X Mode ir varot, nesiparinat, važiuojat ten, kur reikia. O mes grįžtam atgal į auto erdvės saloną ir dar kažkiek pavažinėsim mieste ir papasakosim mūsų verdiktą. Na ką, mėly draugai, šitaip ir pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, tai noriu padėkoti auto erdvei už galimybę išbandyti tokį Subaru Foresterį. Ir koks verdiktas, tai automobilis tapo daug komfortiškesnis, daug akcentų į komfortą, važiuoja, važiuoklė, kaip jis valdosi, bendrai įsibėgėjimas, visas jausmas įdinis, viskas orientuojasi į komfortą. Plus visi Subaru privalumai. iSight sistema, kuri mato kelią, laikosi juostų, autopilotas, 4 varomųjų simetriška sistema, tai čia jau turbūt tapo legenda. Na ir aišku, pasikeitė išvaizda. Tai komfortiškas automobilis, neblogai atrodantis ir kokį Subaru turi bruožą, kurį noriu jums, kad jūs neapsigautumėt, tai Subaru, kai renkatės ir bandot su juo važinėti, tai kuo jūs daugiau su juo važinėsit, tuo daugiau įsimylėsit šitą automobilį. Va čia yra Subaru bruožas. Pirmą kartą ateini, atrodo, toks standartinis automobilis, jo kažkiek gražus, gal kas, bet kuo jūs daugiau važinėsit, net valandos, žinokit, iš bandomą važiavimą neužtenka. Vat savaitę, jeigu jūs pavažinėtumėt, visiškai kitas jausmas. Sakytum, wow, koks jis komfortiškas, kaip jis vainai važiuoja, kiek čia smulkmenų, kokia didelė bagažinė, kaip čia viskas pragalvota, sugalvota. Tai va, visas šitas dalykas yra apie Subaru. Tai ką, linkiu jums irgi pasirinkti savo svajonės automobilį, o komentuokit, kaip jums išvaizda, kaip bendrai jums jūsų nuomonė apie Subaru markės automobilį, apie Subaru gamintoją. Na ir dalinkitės video, palaikinkite, jeigu patiko ir iki sekančių kartų.